Sveiki, šiandien vėl kviečiame mokytis kartu. Nuo kogi prasideda realūs pokyčiai bet kuriame kolektyve, mažame ar didelėme. Sakysite nuo iniciatyvių žmonių? Teisingai. Tačiau kas nutiks, jeigu grupės vadovas vengs pokyčių, naujų idėjų? Greičiausiai visos iniciatyvos bus tiesiog padėtos į stalčių ir saugiai užrakintos. O permainos įvyks tik tos, kurios leis užsidėti pliusą. Taip dažnai nutinka ir švietimo įstaigose, tačiau laimiai ne visur. Taigi šį kartą žvilgsnis krypsta į administraciją. Kalbėsime apie jos vaidmenį ir įtaką. Mokyklos vadovų vaidmuo iš tiesų labai didelis, telkiant bendruomenę, palaikant idėjas, jas skatinant ir kuriant tokią mokyklą, į kurią nori eitų visi – ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai. Ar lengvai skinasi kelią projekto Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva idėjos? O gal yra mokyklų, kurių vadovai niekieno neraginami, patys žengia permainų keliu? Tad pradėkime nuo jų. Penktadienio rytas. Į Panemunės pradinę mokyklą tradiciškai renkasi ir mokyklos darbuotojai, ir mokiniai dažniausiai lydimi tėvelių. Šios dienos pamokos čia prasideda kitaip nei daugelyje miesto ugdymo įstaigų. Nešini pagalvėlėmis pradinukai suguža į salę ir susėda tiesiog ant grindų. Čia pat visi mokytojai, mokyklos administracija. Salėje lieka ir į darbus neskubantys tėvai. Tokie penktadieniai čia įprasti – susirinkti, pabūti, dalintis. Nėra čia ir elektroninio skambučio, įkyriai pranešančio apie pamokos pradžią ar pabaigą. Visą tai vaikai sužino išgirdę skambant varpelį. Vaikai net specialų sąrašą daro, kad nepraleistų savosios eilės ir būtinai atliktų šią svarbią mokykloje pareigą. Valgykloje, kur dažniausiai būna itin triukšminga, čia niekas nešūkauja, nebarška indai. Žinokit, tokie stebuklai dedasi, taip klasės nutylia, nes renkam tyliausią klasę kiekvienos pertraukos, o mėnesiui pasibaigus ta klasė gauna prizą. O kalbinti tėvai tikina, kad visi pokyčiai pirmiausia administracijos nuopelnas. Visos idėjos yra pasitinkamos su didžiuliu džiaugsmu ir be abejo mokykla veikia pagal tam tikras tvarkas ir tėvai gali ateiti į pamoką, tėvai gali parodyti iniciatyvą ir, sakykime, pravesti pamoką, ar ne, bet be abejo visi tie dalykai turėtų būti suderinti su mokykla, su mokytojai turi savo programas, jie turi išdėstyti tam tikrą medžiagą, bet visos idėjos jos yra priimamos tikrai ir visos iniciatyvos yra priimamos ir netgi skatinama, kad tai būtų. Taip, kad direktorė visada pas ją durys yra atidarytos ir bet kada galima eiti, diskutuoti. Prieš tai leidau kitą mokyklą 2 vaikus, tai ir tas labai didelis skirtumas yra, kai tu gali eiti su bet kokią problemą ar klausimų, kalbėti, spręsti, dalyvauti, kai kitoj mokykloje dažnai atimuždavai sieną, nes, gal išklauso, bet numoja ranka ar kažkaip tai gal pažada kažką, bet iš tikrųjų niekas nevyksta. Tai yra su ko palyginti. Tai nesulyginami dalykai, kas buvo prieš ten 7-8 metus ir kas yra dabar. Nesulyginami dalykai dėl materialinės bazės, tokia kokia dabar yra mokykloje sukurta ir kokia buvo prieš tai. Tai ir matom čia, kad atnaujinta ir biblioteka, visi rekompiuterizuotos tos darbo vietos, po to pakeisti langai visoje mokykloje ir galų gale yra pastatyta nauja sporto salė, kuri turbūt, nežinau, Kaune, tai man atrodo vienintelė čia nauja sporto salė pastatyta krepšinio per tą visą mūsų nepriklausomybės laikotarpį. Tai manyčiau, kad tai tik tai administracijos ir aišku, ir aktyvių tėvų dėka. Matyt, pagrindinis šios mokyklos sėkmės raktas tai yra profesionalus mokyklos valdymas ir pačių vadovų suvokimas, kad mokykla nėra tik tai mokymo įstaiga. Tai yra
bendruomenė, tai susirenka įvairiausių žmonių su įvairiausiais požiūriais, įvairūs vaikai ir kad tie vaikai mokykloje gerai jaustųsi, tai nepakanka vien gerų pamokų, gerų mokytojų. Mokykloje tai yra, kai gyvena toj mokykloje ir kai kurie ir iki 6 valandų vakaro, tai tas sugebėjimas išlaviruoti tarp to profesionalaus žinių įdiegimo ir kaip tie vaikai jaučiasi, tai va čia matyti ir yra sėkmė. Laukia, išklauso, atvirai bendrauja, atsižvelgia į pasiūlymus, diegia naujoves. Tai tik keletas minčių, ką apie Panemunės pradinės mokyklos administracijos atviras duris ir atvirą širdį kalbėjo tėvai, kurių vaikai lanko šią įstaigą. Visi tvirtino ir tai, kad čia, šioje mokykloje, gera jų vaikams, o tai svarbiausia. Tokio tikslo siekia ir Lietuvos tėvų forumo rengiamo projekto atstovai. Panemunės pagrindinėje mokykloje, kaip ir dar keliose ar 14 švietimo įstaigų Lietuvoje, tai vyksta. Kitoms mokykloms dar reikia ištiesti pagalbos ranką. Jeigu mokytojai būna įkvėpti po mokymų, užtenka vien tai, kad administracija nepalaikytų. Nes yra dar kitų kolegų, kurie mėgsta pasišaipyti iš tų mokymų, iš vėl naujų pertvarkų ir taip toliau. Ir jeigu tie, kurie mokinosi, negauna palaikymo, ypatingai iš vadovų, tai aš kaip ir minėjau praeitoje laidoje, kad tai mokymai bus geriausiai kaip naujametiniai fejerverkai, visi pasidžiaugs trumpai ir viskas. Tačiau būtent mokyklos administracijos rankose visi svertai leidžiantys susiburti ir gyvuoti mokyklos bendruomeniai. Pasiklausius, ką kalba tvarę bendruomenė jau sukūrusio švietimo įstaigos vadovė, atrodo reikia tiek nedaug daryti taip, kad būtų smagu. Su vyresnėliais vienaip, su pradinukais kitaip. Visada žinojau, ko noriu. Žinojau, kad reikia sukurti tokią mokyklą, kurioje labai gerai jaustųsi kiekvienas. Ne tik mokinys, bet ir mokytojas, ir administracijos atstovai, ir tėvai, kad jie kiekvieną rytą norėtų praverti mokyklos duris. Va tokios norėjom, tą ir darėm. Darėme viską širdimi, aišku, protu irgi vadovavomės, savo gebėjimai, savo turimą kompetenciją, bet daugiausiai čia lemia širdis. Tobulėjom. Žodžiu, visapusiškai mes turim pagalbą iš tėvų. Ir materialinė, ir fizinė, kaip ten pasakyti, ir intelektualinė, ir meno prasme. Vienas dalykas, juos pritraukti reikia, jie taip savo neteis. Mes turim jiem parodyti, kad mes norim, kad mes dirbam, kad mums reikia, kad jų vaikam reikia. Jeigu mes nieko nedarysim, nerodysim, jie neturės noro ir ateiti. Jie turim mes duot, kad gaut gražą. Jiem patinka čia, jiem čia smagu, jo čia priimam kaip savus, jie ateina čia į savo namus, tai jiem ir norisi, artimam norisi šventę padaryti, norisi, tai jie tą patį ir daro. Nors mokykla bendros sistemos, ugdymo sistemos dalis, bet visiškai nesijaučiu sukaustyta ar įsprausta į rėmus, kad ir ta bendroji ugdymo programa ir visi reikalavimai savivaldybės ugdymo įstaigai, jie leidžia veikti labai kūrybiškai, kiekvienu atveju interpretuoti pagal galimybės, pagal čia dirbančių ir čia ateinančių kiekvieną rytą žmonių kompetenciją, taip kad nei normos, nei kažkokie reglamentai tikrai kūrybiškumo neslopina. O priešingai, tu dar kūrybiškesnis, kad tokioj situacijai, turėdamas tokį rėmą, galėtum padaryti taip, koks variantas yra pats geriausias. Kiekvienai mokyklai pavyksta pagal jos galimybės. O mūsų galimybės yra tokios. Mūsų galimybės bendrai surėmus pečius sukurti stebuklą. Didelį, kokį ypatingą, reikšmingą metų darbą arba kasdiena irgi yra čia stebuklas. Bet tai yra administracijos nuopelnas? Ne, čia visų nuopelnas. Aš turiu paminėti
sakot administracija, tai galvojam apie mokyklos vadovus. Čia kiekvienas, aš nežinau, ar jūs šnekinot ar nešnekinot mokyklos bibliotekininkę, ar ten bibliotekoje dar buvusius kitus darbuotojus, jie irgi turi kuo pasidžiaugti, ką pasakyti savo planus. Jų planai nesikerta su mokyklos planais, o papildo mokyklos svajonės, vizijas, kurios bus tikrai įgyvendintos, nes kartu susėsim ir rasim tų įgyvendinimo kelių. Aš noriu pagirti ir mokyklos techninį personalą, mūsų kiemsargį, mūsų valytojas, mūsų naktinius sargus, kurie atlieka ir mokytojo, ir socialinio pedagogo darbą. Tarkim, tėvelis negali laiku atvykti pasimti vaikučio, nes tiesiog negrįžta iš komandiruotės. Tai iš mokytojo tą vaikutį perima valytoja, dar negrįžus tėveliui, naktinis sargas, išverda vaikui arbatos, paskaito jam pasaką, pabūna drauge, kad tik tai tas vaikas nepasijustų blogai, kad jisai, žinodamas, kad tėtis ateis, ar mama ateis, lauktų jo ramus, nes žino, kad čia jisai yra kaip namuose, sužiūrėtas, pamylėtas ir tikrai mamos tėčio sulauks. Panemunės mokykla, kaip sako projekto atstovai, yra puikus pavyzdys įstaigos, kurioje vyksta ir gražus bendravimas ir bendradarbiavimas. Administracija iš tiesų yra tas varikliukas, kuris palaiko pokyčių procesą ir padeda mokytojams įgyvendinti permainas. Mokytojai turi kaip tokį kodą, jeigu tik pasakai reformą, iškart visiems mokytojams gali sukelt erzelinę. Jeigu nori sarzinti mokytą, pasakyk švietimo reformą ir jie bus iškart pikti. Nes tų reformų tiek daug ir mokytojai dalinai teisūs. Ir jie pavargę nuo tų mokymų, kurie yra neprasmingi. Ir iš tikrųjų pasipriešinimas mokymams yra, bet kai jie gauna prasmingus mokymus, kai jie mato, kad tai gali panaudoti praktiškai, užtenka vienos dienos ir jų akis žiba. Yra didelis mokytojų pasitenkinimas po mokymų net praėjus pusmečiui ir kur juos paskatino mokytojus keisti save, kažką keisti savo darbe. Ta prasme, mokymai nesibaigė kalbomis, bet mokytojai praktiškai kažką bando padaryti. Ir tai vyksta, bet tai labai labai priklauso nuo administracijos palaikymo, nes įpročiai yra toks stiprus dalykas, jisai kaip guma, kuris mus verčia tempti atgal, pargrįžti visą laiką. O administracija, supratinga administracija yra ta, kuri vis primena ir palaiko tai, kas buvo gauta mokymuose. Jeigu tai yra, atsiranda nauji įgūdžiai. Jeigu tik tai nėra palaikymo, seni įpročiai mus įtempia į tą seną liūną ir vėl viskas būna palaidota. Todėl po mokymų turi atsirasti nauji įpročiai. O pačiam tuos įpročius, tik vienas kitas yra toks valingas, kad jis pats gali tuos įpročius įtvirtinti naujus. O reikia kažkas, kad paskatintų, padėtų, net pakontroliuotų, o tai yra administracijos darbas. Arba mes darome klaidas, eidami naujai dirbdami, turi būti galimybė su kažkuo pasitarti. Tai yra būtina, palaikymo procesas yra labai labai svarbus ir būtinas. Ir tai priklauso tik nuo vadovo. Administracija yra svarbi jungiamoji grandis ir kalbant apie tradicijų tęstinumą. Vaikai baigia mokyklą ir kartu išsiveda aktyvius tėvus. Pasikeitus mokiniams, reikia ne tik prisijaukinti naujus mokyklos narius, bet ir jų tėvelius. Taigi kolektyvas ir įstaigos vadovai tampa tradicijų puoselėtojais ir tęsėjais, uždegančiais jų įgyvendinimu naujus bendruomenės atstovus. Kaip tėvai sako, kad ateini ir jau randi ir tau tik tai belieka drauge žygiuoti ir siūlyti savo idėjas, šiek tiek keičiant, įnešant naujovių, įnešant gaivių vėjų. Ir jeigu tos idėjos priimtinos, tai tada ir atsiranda naujos tradicijos. Ir nesibaidom senasias savo tradicijas, kai kurias jau pastumėti į šalį arba jas imti ir renovuoti, pradėti žiūrėti naujų žvilgsnių į tuos pačius dalykus. Bet tėvai iš tiesų keičiasi, vaikai keičiasi ir jeigu lygint
šių metų pirmokus, su būsimaisiais aš jau žinau, kad ateis kitokie vaikai. Nes jau tėvai vaikšto, varsto mokyklos duris, mes jau šnekamės ir iš tiesų tėvai labai domisi. Ir jie jau žino, ką jie čia ras. Ir tie, kam arti širdies tokie dalykai, kas čia dedasi, tas mūsų bendruomeniškumas, tas mūsų novatariškumas visose mokyklos veiklos rytyse, jie mūsų renkasi. Visi turi darbus, visi yra užsiėmę, bet jeigu nori, tai tikrai randi to laiko, nes visi tėvai, gal ne visi, bet dauguma iš principo mažai skiria laiko. Tai matydamas tai, kad gali prisidėti ne tik, sakykime, tokiam buitinių problemų sprendime, kurios, kiek aš girdžiu, kitose mokyklose yra toks vienas iš aštriausių klausimų. Čia administracija tas buitinių problemų lygį yra labai sutvarkiusi ir yra dėmesys sutelktas ir tu gali ateiti, daryti daug įdomesnius dalykus, bendrauti su vaikais visai kitame lygmenį ir to laiko atsiranda, nes tu matai, kad tie rezultatai jie duoda didžiulę vertę tiem vaikam, vaikai džiaugiasi. Mes vedėm tėvai pamoką per mokytojų dieną, tai vaikams tai buvo didžiulis įspūdis ir kada tu matai tokį rezultatą, tai stengiasi to laiko surasti, kurio tikrai manoma surasti. Vienos mokyklos tai jau pasiekė, kitoms dar viskas prieš akis. Projekto Darni šeima tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuvos sumanytojai iki šiol surengė daug mokymų tėvams ir mokytojams, planuoja seminarus ir administracijos atstovams. Mat mokykloje svarbios visos bendruomenės grandys. Aš organizaciją žiūriu kaip į automobilį, pavyzdžiui, sportinį automobilį ir visos sistemos mechanizmai turi veikti puikiai, kad jisai siektų gerų rezultatų. Jeigu ten tik tai viena dalis kažkur yra šlubuojanti, reiškia, nebus taip puikiai. O visas kolektyvas turi matyti tą taikinį ir judėti darniai tą pačią kryptim. O jeigu kažkas iš netgi socialinė darbuotoja ar psichologija ar dar kažkas, jeigu jis nežino, kokie organizacijoje vyksta pokyčiai ir jiems galbūt net prieštarauja arba nesąmoningai priešinas arba tiesiog nepritarė, tada to sklandumo jo nebus. Žodžiu, turi visi žiūrėti viena kryptimi. Todėl specialių seminarų sulauks ir mokyklų vadovai, žmonės, ant kurių pečių gula didžiulė atsakomybė – suderinti ir formaliojo ir neformaliojo ugdymo reikalavimus, atsižvelgti į turimus žmogiškuosius išteklius, paskirstyti finansinius srautus, planuoti ir taupyti. Tikimasi, kad būsimi seminarai taps postūmiu mokyklų vadovams priimti naujas ugdymo metodikas, o išgirstas patirtis jie mielai pritaikys savo įstaigose, kurdami tvarią bendruomenę. Žiežmarių gimnazija, kaip žinia, buvo pirmoji švietimo įstaiga, kurios atstovai dalyvavo daugybėje seminarų, mokymų, bendruomenės telkimo renginių. Būtent šios mokyklos direktorė tikina, kad įsibėgėjus projektui įstaigoje tikrai daug kas pasikeitė. Atsirado įdomesnių renginių, patrauklių akcijų, keitėsi ir bendruomenė ir mokyklos valdžia. O visi pokyčiai sukūrė geresnę atmosferą įstaigoje. Ir nors šios mokyklos administracija tik šiek tiek prisilietė prie organizuotų veiklų, gautą naudą pajuto. Pokyčius atvirai priėmė mokytojai ir tėvai, tai paskleidė visoje mokykloje. Tai galų galia man tai labai padėjo tam, kad aš pati suprasčiau, kokia yra mano gyvenimo ašis. Ir kartais būtent tai man ir dabar, ir sakysim, galvojant apie tai, kaip čia man sekasi šitoje mokykloje dirbti, man padeda tiesiog savo pačiai paaiškinti tam tikrus mano žingsnius, sprendimus ir, sakysim, kalbant ir toliau, einant tiek bendraujant, tiek į pasitarimus, kalbant su mokytojais, tiek su darbuotojų atstovais, sakysim, su savivalda, atitinkamai vis tiek pasirenki tą poziciją tokią, kokia yra tavo, bet tu žinai, kad kiti gali turėti kitokią poziciją ir bendram sprendimui rasti, iš tikrųjų reikia gerokai pavargti ir kompromisų daug surasti ir visako. Taip, projekto kaip po tokio nauda gimnazija yra ganėtinai didelė, vien todėl, kad tikrai pasikeitė, tegu ne visų, bet bent jau projekte dalyvaujančių mokytojų požiūris į patį mokymo procesą.
kad aš iš tikrųjų mėgstu kartoti, kad ne vien dalykas yra gyvenimo pagrindas. Yra begalė kitų dalykų šalia jauno žmogaus, kurie jam galbūt gyvenime bus daugiau svarbesni negu vienas ar kitas dalykas. Ir visiškai sunku yra pasakyti, kokį žmogus kelią pasirinks. Galbūt jis kokiu misionieriumi dirbs, kuriam visiškai bus nesvarbu tai, ką jis čia mokėsi. O galbūt, aišku, jis pasirinks mokslo sritį, tai bus vėl visai kiti dalykai jam svarbus. Tai vat šitoj vietoj turbūt ir tie mokytojai, kurie pradėjo dirbti kitaip, aš manau, kad tam tikrą prasme pokalbiuose mokytojų kambaryje ir pokalbiuose turbūt ir metodinėse grupėse ir mums vadovams, ieškant tam tikrų veiklų, tam tikrų naujovių kažkokių, tai turbūt irgi visą laiką apie tai pradėjom galvoti. Ir dažnai iš tikrųjų atsirinkdami mokyklos, su kuriomis dirbti, pirmiausiai žiūrime, koks yra administracijos požiūris. Nes taip, jeigu jie bus to požiūrio, kad pas mus viskas yra puiku, mes mokytojus siunčiame į pedagogų ten kvalifikacijos kėlimo kursus ir panašiai, reiškia mes tobulėjame, štai jau 30 metų, kaip mes sėkmingai dirbame ir nieko čia keisti nereikia, tai tada bet kokią mokytojų iniciatyvą administracija užmuš. Ne, tasai neveiks, bet administracija labai daug yra pozityvių, labai daug yra suprantančių to pokyčio būtinumą, bet gal tada trūksta instrumentų, trūksta to susidirbimo tarp visų grandžių administracijos, mokytojų, tėvų ir mokinių. Nes tenka matyti mokyklos, kur administracija fantastiškai yra progresyvūs darantis pokyčius, mokytojai žinantis visą metodikas ir bandantis jas taikyti, pavyzdžiui, tėvai, kurie sako, kokius čia dar žaidimus, man ugdykit vaiką, jisai turi būti teisininkas, žinai, nes egzaminus turi išlaikyti, asmenybės ugdymas visai mums nereikalingas. Teko matyti gimnazijas, kur stabdys yra mokiniai. Netgi geri ketinimai sulaukia didelės priešpriešos tėvų ir mokytojų. Tas irgi yra. Net jeigu mes darysim labai gerai ir teisingai, kas yra jau praktiškai pasaulyje pasiteisinę, priešprieša yra didelė. Todėl mokytojai ir tėvai turi pokyčiams būti irgi pasiruošę. Žodžiu, viską reikia daryti. Kompleksiškai, jeigu nori, kad eitų harmoningai ar darniai, turi būti kompleksiškai. Ir netgi daryti reikia teisingai. Nuleidžiama metodinė medžiaga mokytojams ir sako, mes jiems viską davėm. Tegu jie daro, jiems visi keliai atverti. Bet to neužtenka, nes jeigu jis visą gyvenimą, aš tokį pavyzdį mėgstu, jis dirbo su obliumi ir jam dabar duoda naujas stakles ir instrukciją ir sako, nu dirbk. Ne, mylėjai, reikia juos apmokinti. Reikia apmokinti, reikia suvaldyti pasipriešinimą tų, kurie nenori. O yra masė tokių, kurie ir niekada nenorės keistis, ką tada daryti su tokiais mokytojais, nes jos mokinius saugot nuo tokių mokytojų reikia. Laimė, kiekvienoje mokykloje yra tų šviesų žiburių iš pašaukimo mokytojų. Tai jie, manau, dabar ir yra tie pavyzdžiai, kur dar tą išlaiko balansą. Dalis mokytojų paminėjo, kad projekto eigoje pasikeitė jų požiūris į darbą, į sprendimus. Ar jums nepasidarė sunkiau su jais juos valdyti? Na, visų pirma, aš manau, kad mokyklos vadovas nėra karalius, kuris valdo. Tiesiog tai yra vadovavimas tam tikriems dalykams, procesų valdymas daugiau įvairių. Ne, aš tikrai nepasidarė sunkiau, aš galėčiau pasakyti, kad pasidarė lengviau. Kadangi nesu labai įsišaknijus ir ilgametė čia vadovė šitai gimnazijai, tai pokytis iš tikrųjų yra ganėtinai didelis. Jeigu, sakysim, anksčiau būdavo keletas žmonių, kurie, tarkim, tam tikroms nerašytoms taisyklėms galbūt bandydavo išreikšti savo nuomonę ir tikrai ir labai gerbiu tus žmonės ir iš tikrųjų ir tai tų atvejų čia mes esam turėję visokių ganėtinai skaudžių. Tai dabar, sakysim, tokiuose ir pokalbiuose, kur nėra sprendžiami tam tikri tokie formalūs klausimai, kaip ten mokytojų tarybos posėdė, bet, pavyzdžiui, per direktoriaus valandą, iš tikrųjų mokytojų kambaryje kalba daugiau mokytojų, nebe tik aš. Jeigu anksčiau būtų ateini ten, ką nors susakai, pasakai, dabar atsiranda diskusijos. Ir tai iš tikrųjų labai džiugina. Ko gero, irgi duoda didelį pliusą bendram kontekstui, kolektyvo sutelkimui, atitinkamai, ko gero, vėlgi tam tikri pavyzdžiai, nes sako, vadovas užkrečia, tai gal šitoj vietoj ir aš tam tikrą pavyzdį kartais galbūt duodu, bet ir apie darbą manau, kad
visada sakiau ir sakysiu, kad nuvarytus arklius turi nušauti ir aišku, atlyginimai ir visa kita, čia yra susiję dalykai, bet perkrova mokytojo su pamokomis ir visų kuo iš tikrųjų nepadeda jam išlikti prote ir nepadeda būti tuo mokytoju, kurį myli mokiniai. Aš manau, kad tam, kad mokytojas nepervargtų, reikia iš tikrųjų labai gerai susidėlioti prioritetus. Ir kaip teisingai sakė Daiva, ir aš visada sakau, mokytojai yra ta bendruomenės dalis, kurie kažkodėl tai su didžiuliu pasigėrėjimu sugeria į save. Atsakomybė už mokinius, atsakomybė už tėvus, už visas visuomenės klaidas, už socialiai remtinus, už tuos, kuriuos reikia maitinti, už visą kitą. Ir staiga pasirodo kartais, kad net nebežinai, kas tu iš tikrųjų esi, kokie yra tavo gyvenimo prioritetai. Ir tai labai nualina žmonės. O vat, ir turbūt vėlgi, kaip sakiau, reikės sugebėti atskirti. Ir aš džiaugiuosi, kad mokytojai pradėjo atskirti darbą nuo kitų dalykų. Nes darbas visada yra darbas, tai yra priemonė kitam gyvenimui. Žiežmarių gimnazijos direktoriai išsako ir tam tikrus pastebėjimus, kaip būtų galima tobulinti projektą Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė, ateities Lietuva. Aš tikriausiai daugiau beveik galėčiau kalbėti apie įvairius organizacinius dalykus, ne apie kažkurios tai kitus, kadangi tai projektas šiaip buvo pakankamai intensyvus. Vienaip ar kitaip mokymai buvo ganėtinai dažni, jų buvo netiek jau ir mažai. Na, o galbūt, aš taip pasakau, kartais turbūt verslo žmonės nelabai įsivaizduoja biudžetinių įstaigų specifikos, kai čia yra tam tikri dalykai ir kiekvienas, sakysim, iš jų turi būti tam tikra prasme, reglamentuotas išleidimai, buvimai, mokinių užėmimai, pavadavimai ar dar kažkas tai turbūt tai, aš nežinau, ar sėkme ar nesėkme pavadinti tai, kad ne visada tie patys 15 žmonių galėjo dalyvauti projekte. Galbūt tai yra sėkmė, kad apie dar tiek pat praktiškai šalia to prie jų prisilietė. Mokyklų vadovai dar tik laukia jiems planuojamų seminarų, tačiau daugelis jų šiandien turi kuo dalintis. Vieni patys nusprendė keistis ir tai sėkmingai darantys jau ne vienerius metus, drauge su visa bendruomenė. Kiti tiesiog atvėrė duris projektui Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė. Visi jie kuria ateities Lietuvą, mokyklas, kuriuose būtų tiesiog gera mokytis, dirbti ir būti. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto mokymasis visą gyvenimą priemonę neformaliojo švietimo paslaugų plėtra.